Ir kai išsirašome tą sąrašą, kad, vieniem, pavyzdžiui, yra ar ne, verkti prieš kamerą, pasakoti ten kažkokias labai super asmeninės istorijas ir vis kiti dalykai, ir jiem tai yra Daugumai, aišku, rašo, kad ir savo pasako, kad ne. Kodėl tą pratimą mes darom? Todėl, kad kai savo išsirašai, kas yra mano ta žalioji pusė, žalioji zona, kur man yra ir kur man yra ne, kur aš taip nedarysiu, ką aš išsakiau, ar ne, kad nebūtinai tas tikrumas yra tada, kai aš susivėlusi, filmuojuosi ryte atsikėlusi ką tik lovoj. Tai irgi tikrumas, bet gal tikrumas yra tada, kai aš kažkokį tai dedu turinį, kuriame iš tikrųjų žmogus gali kažko pasisemti ir gal ten ras kažkokią tai naudą. Tai vėlgi, kas kam tas tikrumas yra. Tai kai išsirašom tuos dalykus ir labai aiškiai susidėlio, mūsų pasąmonė tada galiausiai supranta, kad viešoji erdvėj man yra saugu. Sveika, mieloji. Grožio logikos erdvė kartu su manimi Vilija Šeputienė yra skirta tavo naujiems atradimams. Šioje erdvėje gvildename temas nuo išorinio iki vidinio grožio. Tavo moteriškumui, įkvėpimui, sveikatai, saviugdai ir meiliai. Kviečiu tave atrasti išmintį tavo sielai, kūnui ir grožiui. Taigi sveika, mieloji Inga. Ir kadangi tu esi mūsų tokio įstabaus matymo trenerė ir teigi, kad galima tą matymą ištreniruoti ar ne, vizualųjį matymą, tai labai norisi apie tai tave ir pakalbinti. Kaip mes patys galime pradėti kitaip matyti savo pasaulį, save ir save pristatyti tam pasauliui. Tai labas, Vilija, pirmiausia, tai ačiū, kad mes susitikom čia ir ačiū už klausimą, kuris iš tiesų labai platus ir man atrodo, kai randi atsakymą į jį pats savo asmeniškai, gyvenimas pasidaro išties gražesnis. Tai dėl ko aš visada ir kviečiu žmonės tiek savo pamokose, tiek šiaip gyvenime pamatyti grožį, pamatyti jį tiesiog kasdienybėje, ten, kuris išties visada yra, pamatyti jį tiek savo akimis, tiek savo sielą, ir žinoma per savo kamerą, telefoną, ekraną, jei iš tiesų, ir kuriame ir vizualų turinį. Iš tikro, net save pamatyti, tai turbūt vienas sunkiausių, sudėtingiausių uždavinių žmogui. Pati esi tas žmogus, kur daug dirbi su asmeniniais prekių ženklais, vedi tokias keliones, galima sakyti, ar ne, ir matai, kaip tai vyksta ir padedi žmogui save pamatyti ir save pristatyti, supakuoti, ar ne, tai iš ties kaip visą tai daroma, kaip visą tai gali įvykti? Labai geras klausimas ir antrinu sakydama, kad pamatyti save yra didžiulis iš tikrųjų turtas, menas ir jisai ne visada tas procesas yra lengvas ir malonus. Dažniausiai mes, kai matome save arba kai save girdime, mes savo nepatinkame, ar ne? Ir praeiti tą kelionę, suprasti, kas man jie patinka, kas nepatinka, priimti save iš tiesų tokią, kokią esi iš tiesų, yra sudėtinga ir nors ne tik sudėtinga, bet ir labai vertinga, ar ne? Ir tas pats ir su asmeniniais prekės ženklais, su žmonėm, kurie ateina pas mane ir sako, Inga, sukurkim, kaip aš čia turėsiu, kokias mano bus istorijos, kaip aš čia turėsiu dabar savo tą kažkokį tai verslą ar save patį pristatyti, ar ne, ir kaip tai galėtų veikti toj pačioj socialiniai medijai šiandien dienai. Tai aš visą laiką visų pirma grįžtu prie žmogaus. Aš grįžtu prie žmogaus ir visuomet klausiu, o kas tu? Kas tau patinka, kas tau gražu, kur tu esi, dėl ko tu esi. Kai mes iš tiesų randam tą savo atsakymą, ką aš čia veikiu, tuomet tas visas kodėl aš esu, kaip aš turiu atrodyti to, sakykime, netgi ir socialinėje erdvėje, savo istorijose pasidaro iš tiesų labai organiškas, labai paprastas, labai tikras, nes šiandien dienai mes visi ko norim. Tikrumo,
efektyvumo ir aš visą laiką visiems linkiu tos drąsos būti savimi, nes tik tai tu pats esi gražus tik tuomet, kai tu pats savyje tą grožį matai tą savo drąsą, išsigvildeni, išsilukšteni ją, o tai padaryti mano galva yra lengviausia, kaip aš ir minėjau, tada, kai tu iš tiesų supranti, dėl ko visą tai darai, kas tu, kur tu ir apie ką tu. Tai ta kelionė labai dažnai būna ne pati lengviausia, bet tikrai įdomi. Joje būna visko, bet mes labai švelniai praeiname visus turbūt to prekės ženklo kūrimo etapus. Bet pirmiausia, visų pirma, mes susipažįstam iš naujo su savim ir tuomet gimsta tos istorijos. Bet tai čia yra kas? Kelionė, technikos tam tikros, tas pažinimas savęs. Kaip jisai vyksta? Tai yra, aišku, tai yra tam tikras, kaip aš vadinu, žemėlapis, per kurį aš pravedu žmogų tam, kad jisai atrastų tos atsakymus. Ne visą laiką moterims ypatingai patinka ta kelionė, nes ten būna tokių klausimų, kur, užknisa juos atsakinėti, nes jau kokį ten 30 ar 40 metų vengia jo savo atsakyti. Bet man gražiausia visada yra būtent tai, kai iš to, ką mes dažniausiai veidrodyje, kai pasižiūrim į save arba kameroje, kai nufilmuojam ar ne, nufilmuoja mus kažkas, visų pirma, ką klientės pamato. Tai, kas negražu. Čia kažkas kažkur tenai netobula, atsikišę, viskas, kas įmanoma, visus antikomplimentus aš išgirstu. Ir tos kelionės gale dažniausiai atsitinka taip, kad moteris, ir ne tik moteris, ir vyrai pradeda suprasti, kad tos netobulumus mato tik tai jie. Ir iš tiesų atsiranda žymiai daugiau drąsos būti savimi, žymiai daugiau prasmės visame kame, nei tik tai tavo ten kažkokia tai raukšlė. Iš tikrųjų, va tos treniruotės, ar ne, kaip tu kalbi, kad galima ištreniruoti tą vizualaus matymo raumenį, ar ne? Tai kaip tos treniruotės jos vyksta, kaip praktiškai tai atrodo, kad mes galim išsitreniruoti, nes tikrai yra žmonių, kurie galvojam, kad galbūt tai yra ne man skirta. Aš netgi, kai pradėjau savo fotografijos mokymo kelionę, turėjau tokį šūkį, kuris po to virto ir mano įmonės pavadinimu, tai yra netalento klausimas. Ir aš sakau, kad netalento klausimas yra fotografuoti, netalento klausimas yra pasakoti istorijas, reikia visų pirma išmokti tai daryti. Kaip ir visą ką gyvenime, ar ne? Mes turim išmokti, turėti įgūdžių ir tuomet jau rezultatas pradeda džiuginti. Tai lygiai taip pat yra ir su tuo matymu gražaus kadro, gražios istorijos, tai yra treniruojamas dalykas. Vienas momentas yra toks visiškai techniniai dalykai, ar ne, kai mes turim turėti teorijas, dėl ko pas mane ateina žmonės mokytis fotografijas ir pradedame mes tai daryti nuo teorijos, nes, reikia žinoti tam tikras taisyklės, nedaug jų, labai aiškiai suprantamai išdėstytas, aš visą laiką esu už tą tokį paprastą žmogišką paaiškinimą ir pamokymą, o ne susireikšminusios mokytojos rolė, kur paaiškinti taip, kad tu pati esi savo reikšminga. Tai mes mokomės tų tokių labai aiškių dalykų, kurie pradeda atverti akis, kaip ta fotografija išgaunama ar ne tas geras kadras. Ir kitas dalykas, kad tai yra treniravimosi dalykas. Tai prasme, užduotis, kai kuo daugiau fotografuoji, kuo daugiau filmuoji, kuo daugiau tu tą istoriją kuri, tuo labiau tu pradedi jas sėkmingiau matyti, sėkmingiau pagauti, užfiksuoti. Netgi yra tokie pratimai, kurie yra labai paprasti, mano mokiniai jos karts nuo karto daro, kai mes pasistatom, sakykime, vieną objektą nejudantį ir aplink jį su kamera šokame, nes reikia mokytojai padaryti 12 skirtingų kadrų. Tam, kad suprastum, kad rakursas yra labai svarbu. Kaip ir gyvenime, viskas yra padaroma tik tai iš kažkokio kūrybingumo ir turėjimo žinių, kaip tai daryti. Tai vienas iš, sakau, tų tokių mokymosi polių yra, kai tai yra teorija ir praktika. O antras polis tai yra tas, kai mes tiesiog turim atsimerkti ir pamatyti tą gyvenimą,
kuris vyksta aplink. Aš net savo seminaruose visą laiką baigiu tokiu nuoširdžiu palinkėjimu, kad gyvenkite tose istorijose, kurias norėtumėt nufotografuoti. Ir iš tiesų mes visi gyvenam tose istorijose, kur tikrai yra ką nufotografuoti ir nufilmuoti. Tiesiog jas reikia matyti. Tai vad, kaip pamatyti, tai vienas iš tokių būdų, sakykime, yra netgi mes turime tokius maratonus, kai kiekvieną dieną tu turi nufotografuoti tam tikrą dalyką, kur, sakykime, jisai būna dažniausiai iš kažkokio tai sąrašo, arba darėm ne kartą tokį maratoną, kur 30 dienų turi kiekvieną dieną nufotografuoti tai, už ką tu esi dėkingas. Ir tavo smegenys tiesiog užsiprogramuoja, lygiai taip pat kaip, tarkim, kai jūs norite nusipirkti mašiną ir jūs pradedate matyti mieste visas raudonas mašinas, ar ne? Tai čia lygiai tas pats yra, kai tu savo pasąmoniai užprogramuoji užduotį, kad nuo šiandien aš turiu padaryti užduotį, kur turėsiu kiekvieną dieną matyti kažką, kas atvaizduotų mano dėkingumą. Ir tu iš tiesų pradedi matyti tuos dalykus, už kurios tu esi dėkingas. Ir kai tu 30 dienų fotografuoji tuos gražius savo dalykus, tas istorijas, įvyksta tam tikri stebuklai. Ir tai yra patikrinta ne kartą, kai žmonės, netgi tie, kurie buvo absoliučiai nusivylę, nelaimingi, padarė tą pratimą. Po 30 parų mes sudėjom visas tas jų nuotraukas į didžiulį koliažą. Ir tas koliažas skleidžia tokią energiją, kur iš tiesų širpina kūną ir sielą, nes ten iš tikrųjų yra labai labai stiprios energijos, plus išmoksti fotografuoti. Tai dar vienas, sakykime, taip, toks receptas, kaip mokytis fotografuoti, yra pasiimti kažkokį tai tokį iššūkį ir jame pabūti. Nes iš tikrųjų man čia labai siejasi ir su tuo, kad kai moteris galbūt ir vyrai sako, aš nesu nieko ypatinga. O ką aš jau čia tokio turiu, ar ką aš čia tokio galiu parodyti pasauliui, kuo aš čia nustebinsiu jau visus, ar ne? Ir tas toksai, tikrai, manau, barjeras yra vienas iš dažniausiai tų startuojančių žmonių, kurie pradeda savo komunikaciją. Kaip tau su tuo? Visada girdžiu tą patį, kad vienas iš tokių stabdančių kūrybiškumą dalykų yra, kai sako, aš niekom neypatinga, dar būna į tą pačią puokštę, kad jau visi yra viską papasakoję. Dar toksai tą patį krepšelį galėtų būti, kad man baisu, kad manęs bus per daug socialinėje erdvėje. Tai visi tie dalykai iš tikrųjų yra tie puikiai stabdantis mūsų kūrybiškumą dalykai. Ir aš tai visada tokiais atvejais pradžiai iškart sakau, kad tu dabar turi labai nuoširdžiai savęs atsiprašyti, nes jei jau tu galvoji, kad tu niekom neypatinga, jau yra didžiulis nusikaltimas prieš save pačią. Nes mes visos esame ypatingos, mes visos turim ir visi mes turim skirtingas savo istorijas. Ir čia jau yra tavo gebėjimas pamatyti jas, įžvelgti savyje tą įdomumą, apie ką tu norėtum papasakoti ir kitam, įžvelgti savo stiprybės, jose kurti ir padaryti dalykus, kurie labai svarbus. Ir čia, kaip aš jau ir minėjau, mano galva labai svarbus dalykas yra, kai mes, nes visos ir visi neidealizuokim ir neslėpkim to, mes visi susiduriam su ta mintim, kad, apie ką aš sakiau, ar ne, kad ir neypatingos, ir nėra čia ką pasakoti, ir užknisa tas Instagramas, ir kiek čia galima, ir nesiseka, ir gal ten kaimynka daro geriau. Taip mes visi tą turim, bet arba tu greitai susipakuoji savo tas blogas emocijas ir tas tokias nepilnavertiškumo momentų savy ir grįžti prie klausimo, kodėl. Ir jeigu tu esi savo atsakęs į klausimą, kodėl tu esi tam socialiniam tinkle, arba kodėl tu esi savo versle, arba kodėl tu esi kažkokiam savo pomėgį, apie kurį negali nekalbėti, ar ne, tai jeigu tu turi prasmę, tai tie nepilnavertiškumo dalykai, šiek tiek nueina į antrą planą ir su jais dirbant iš tiesų puikiai galima kurti savo istorijas ir daryti iš to vertę, kuri iš tiesų gali būti labai labai naudinga tiek tau, tiek tavo verslui, tiek aplinkai.
Na, iš ties, matau labai gražų vieną sluoksnį pamatėm, kaip, na, savęs kartais neįvertinam, ar ne? Toks nusivertinimo yra vienas iš momentų, kuriant save, rodant, ar ne? O kitas galbūt yra tas įsivaizdavimas, kad aš neturiu gebėjimų. Ir ką aš dar labai matau, na, tai tos mūsų baimės, ar ne? Kurios mums ir labiausiai stabdo, labiausiai kelia daugiausia klausimų ir galbūt irgi susisieja su šitais sluoksniais. Ir tikiu, kad su baimėm pačiai tenka dirbti kasdien, dirbant su klientais. Tikrai taip, ypatingai baimės labai gerai išsieksponuoja, kai įsijungia kamerą. Jos tada kažkaip labai sėkmingai visos išlenda ir šiaip. Man atrodo, kad kiekvienas iš mūsų mes turim baimę. Taip. Nėra tokio ant svieto žmogaus, kuris neturėtų baimę arba jis puikiai meluoja savo ir kitiems, sakydamas, kad jis kažko nebijo. Bet tikroji drąsa yra ne tuo met, kai tu nebijai. Tikroji drąsa yra tuo met, kai bijai ir darai. Tai lygiai taip pat yra ir su fotografija, su buvimu viešoje erdvėje, nes bet kokiu atveju, jeigu tu kuri turinį, jeigu tu turi kažkokį tai savo verslą, tu vienaip ar kitaip vis tiek esi matomas. Tai visi tie žmonės, tame tarpe ir aš, mes tikrai visi turim baimių, tik tai klausimas, kaip su jom dirbam ar ne, ir ką su jom veikiam, ir ar jos yra įgalinančios ar nugalinančios. Tai čia turbūt pagrindinis klausimas yra apie tai. Bet ta baimė parodyti, ar ne, save galbūt ne to rakursu, ne tobulumu, ar ne. Čia, norisi turbūt ir pakalbėti apie tai, kad mes dažniausiai bijom, nes aš esu netobula, ar ne. Bijau save parodyti ne tuo kampu, ne taip, gal per garsiai, gal kaip tik per tyliai, ar ne. Tai apie tą tobulai netobulumą, ar ne. Iš esmės, man atrodo, visas, o gal turbūt ir visus, taip augino ir mokė, ar ne? Mes visos užaugintos pirmūniam, mes visos užaugintos, kur viskas turi būti tobulai, gražiai, išlyginta, sušukuota, kasytės supintos, neatsikalbinėjai, viską moki, nepavargus niekada, visada laiminga, visada visko norinti ir taip toliau ir panašiai. Tai mes esame atėję į pasaulį su tokia ta programa, kuri iš tiesų labai, labai riboja mus pačius ir tikrai nėra lengva su ja gyventi. Ir iš esmės turbūt ta baimė labiausiai, man atrodo, gali būti nutildyta tada, kai tu kaip pats save pradedi klostyti, mylėti, gerbti ir suprasti, kad ne tame esmė, ar ne? Ne tame esmė yra, kad aš čia būsiu pati geriausia ir nereik visiems būti pačiai geriausiai. Ir ta laisvė yra pati vertingiausia valiuta, ką mes galim savo padovanoti, ar ne? Ne dar vieną ten prabangų rankinuką, ne dar vieną deimantą, ne dar kokį ženkliuką ten, žinoti, tą savo pasiekimų skrinutę, bet iš esmės nustoti lygintis vieną su kitai, nustoti save muštruoti, peikti ir kažkaip taip skriausti, o iš esmės ateiti į save su tokiu visišku pasitikėjimu, nes dažniausiai, ką aš matau, ką mes darom, tai mes labai mylim aplinką, bet mes nemylim savęs. Ir mes nuolat norim to kažkokio tai patvirtinimo iš aplinkos, kad mes geros ir kad mes mylimos ir kad mes pakankamos ir šaunios ir visokios kokios, bet mes to patvirtinimo neduodam pačios savo. Ir va čia yra didžiausia problema. Ir aš labai dažnai dabar kalbu apie tai, kad užtenka būti mandrom. Nebebūkime tos, tiesiog būkim paprastos, normalios savo, ne kažkam kitam, savo būkim draugės, ar ne? Ateikime tą ryšį su savim, kur iš tiesų, vis tiek mes būsim tos perfekcionistės, vis tiek mes ten visko norėsim, bet leiskim savo, nes šiandien dienai, ką aš matau, kad didžiulė pandemija yra moterise, yra visos pervargusios, nusilesusios,
ir norinčios būti vis tiek tobulos ir aš lygiai ten pat buvau labai ilgą laiką ir dabar dar atsiprašinėjau savo kūno ir sielos ir mokytojų, kad jų neklausiau, kai man sakė, nes tai yra didžiulė problema ir tas buvimas gražiai, gerai ir tobulai yra didžiulė pandemija. Grožio logika. Grožis tai jausmas, o logika tai protas. Kviečiu tave atrasti odos priežiūros išmintį. Mūsų elektroniniuose namuose grožiologika.lt. Socialiniuose tinkluose rasi įkvepiančio turinio, o naujienlaiškių kelionėje tapsi mūsų bendruomenės dalimi. Grožio logika kuriama tavo išminčiai, bendrystei, atradimams. Ir tavo yra gražus toks pasakymas, kad visas grožis ir gimsta netobulose sąlygose, ar ne? Kad tame netobulume ir yra visa grožio gimtis. Man tai viskas, kas netobula, yra žymiai gražiau negu tobula. Čia turbūt toks mano meniškas būdas prasikala. Ir iš esmės tas būtent, man atrodo, Vilija, kad net kai tu esi netobula, tada tu esi tokia šiek tiek pažeidžiama, labiau minkšta ir labiau ta tokia, kur tikra, ne? Tai tam tikrume ir yra tas visas grožis, o ne tam nupudruotam tobulam pasaulyje. Ir lygiai taip pat, kai man atrodo, asmenybės grožis labai atsiskleidžia tada, kai būtent mes turim kažkokių tai dobėtų reikaliukų gyvenime. Ne tada, kai viskas labai tobula, bet tada, kai iš tikrųjų tau yra šiek tiek sunkiau, kai yra kažkokių tai iššūkių. Tada atsiskleidžia tai, kur yra tavo vertybės ir kur yra tavo ta vertė. Ar ne? Ir lygiai taip pat ir toj pačioje komunikacijoje, ir fotografijoje, vizualiuose menuose, bet kur tas tikras žmogus, tikras jo gyvenimas, jisai yra žymiai vertingesnis nei tie visi nušpakliuoti serialai. Tikrai taip. Iš tikrųjų norisi pakalbėti apie tai, kaip tu matai per fotografijas, per savo mentorystės kelionės, kokios įvyksta transformacijos, galbūt net turi ir pavyzdžių tikrų gyvų, kaip įvyksta tikrai toje kelionėje kardinalūs pasikeitimai, ne tik tais išvaizdos prasme, komunikavimo, bet ir vidinių procesų. Aš manau, kad iš esmės, jeigu kalbėti, sakykime, apie socialinių tinklų visą žmogaus raidą socialiniuose tinkluose, ar ne, tai yra didžiulis augimas. Kiekvieno žmogaus asmenybei tai yra didžiulis augimas, mes galim juos devalvuoti ir sakyti, kad čia kažkokia tai, žinot, baika tie visi socialiniai tinklai, bet iš tiesų, jeigu tai pasižiūrėjus, kiek yra įdėta darbo į kiekvieno asmeninio prekės ženklo žmogaus turinį, kiek yra įdėta darbo į verslų turinį, tai ten iš tiesų yra, padaryta labai daug moto valandų atidirbtų ir ten įvyksta labai gražus dalykai, aš net kartais mėgstu paskrolinti į apačią ir pasižiūrėti, kaip ten atrodė tas žmogus prieš metus kelis ir kaip jis atrodo dabar, arba kaip labai akivaizdžiai matosi mūsų mentorystėse, kai ateina pas mane žmonės ir sako, žiūrėk, man reikia kažkaip čia pradėti dabar jau normaliai tos socialinius tinklus kurti ir turime kažkokį tai dažniausiai kažkokį tai tikslą, pardaviminį tikslą, ką mes norim į ką išeiti, ką parduoti, ką sukurti. Ir kai matai, kaip žmogus iš tiesų keičiasi ir kaip jisai tobulėja, auga, atranda save. Ir tai yra didžiausias mano variklis, dėl ko aš tai darau, nes man tai yra nuostabu visada matyti tą sužydėjimą, ypatingai moterų, kai jinai atsipalaiduoja, atranda save ir jinai supranta, kad viskas čia yra gerai su manim, aš dabar jau galiu kurti. Jinai gauna įrankius, kurie jai padeda ir užaugina sparnus. Lygiai taip pat ir fotografijoje, kiekvieną fotosesiją, netgi man pačiai asmeninės mano fotosesijos, kai aš dalyvauju reklamose, kažkokiose kviestiniuose reikaluose, kur mane fotografuoja ir filmuoja, tai dažnai būna, kad gavusi rezultatą, aš sakau, čia aš.
Kaip faina. Nors aš tikrai save labai, man atrodo, myliu ir tikrai draugauju su savim. Ir tikrai senai esu atsikračiusi tų visų graži, negraži, fotogeniška, pusė nefotogeniška. Kaip ir šiandien mes su Vilija atsisėdam ir sakė, viskas čia mums gerai, mes galim filmuoti iš karto, mes labai fotogeniškos iš visų pusių, pasijuokėm ir nuėjom dirbti. Tai lygiai taip pat ir fotosesijose jos duoda tą, kai tu tiesiog pamatai save gražiai. Ir tai yra labai didelė terapija. Moteriai, aš visada linkiu kiekvienai moteriai susirasti nuostabų fotografą, su kuriuo jums būtų lengva dirbti, kuris galėtumėt iš tiesų su juo būti savimi ir kuris mokėtų parodyti jūs gražiai, nes, būna visai, bet aš kalbu apie tas sėkmingas fotosesijas, tai po to sėkmingos fotosesijos man didžiausias komplimentas iš moterų būna 2 komplimentai. Tai vienas, kai sako, kad o tai jau po fotosesiją mes jau viską padarėm taip greitai ir neskausmingai. Čia šitas komplimentas man labai labai patinka. Ir kitas komplimentas yra, kai sako, čia aš. Jinai pamato save taip, kaip ją mato pasaulis, ne taip, kaip jinai pati save mato tą, kuri drožia, kad ten tas negerai, ir anas negerai, ir trečias negerai. Nes dažniausiai pasaulis mus mato žymiai gražesnės. Tai va, tai ta transformacija, kai moteris pamato save gražiai, kai jinai patiki, kad jinai gali būti graži, jinai atsipalaiduoja, jinai tampa jinai ir taip visada būna su karūna, tik tai tą karūną dar tvirčiau pasitaiso ir iš tiesų tampa karalienė. Tai aš kiekvienai moteriai linkiu būti tą savo karalienę, nes tai yra didžiausias jūsų vertybė, kurią jūs turite, tik ne visą laiką žinot. Čia man ir yra apie tai, ar ne, kaip vienas iš recepto sudedamųjų, kai sakai, gyvenkite savo gyvenimą, apie kurį norėtumėte komunikuoti, kurį norėtumėte parodyti. Absoliučiai, dėl ko aš ir sakau, kad pasakoti savo istorijas yra taip vertinga, nes tose istorijose dažnai mes pačios praplaukiam nematydavo savęs. Mes einam į darbą, mes dirbam kiekvieną dieną, mes darom daug dalykų, esam mamos, seseris, dukros ir dar 1000 visokiausių regalijų ir mes ten prarandam save pačią, mes nebepamatom savęs. Tai pirmas namų darbas pasakojant istorijas yra pamatyti savo istoriją. Čia, žinot, yra labai geras palyginimas, kai sako, kaip mes klausom muzikos. Yra vienas klausimo būdas, kai, tarkim, namuose užsidegi smilkalą, žvakę, pasileidi patefono plokštelę, atsisėdi ir klausai muzikos. Ar ne? Ir yra kitas scenarius, kai pasileidi Spotify, užsidedi kažkokį ten tą 48 valandų albumą, ir jis tiesiog groja ir tu ten gyveni savo gyvenimą visą dieną, bet tu realiai muzikos negirdėjai. Jinai groja fone tik tai. Tai vat, mano didžiulis noras ir misija ir palinkėjimas yra matyti savo istorijas tam, kad jūs nepragyventumėt savo gyvenimo šiaip sau. Kad jūs nepragyventumėt kaip tą muziką fone. Kiekvieną savo istoriją jūs turit matyti, galit girdėti ir ją mėgautis. Tai iš ties, o kaip dabar praktiškai pamatyti, nes tikrai yra žmonių, kurie geba atsitraukti ar nebūti tais projektoriais ir suvokti, bet tikrai yra žmonių, kurie turi kitus tos gebėjimus ir jie sako, aš tai kažkaip nematau savęs, ar ne? Gal yra kažkoks ar tai pratimas, ar praktika, ar kažkokia metodologija, kur tiesiog žmogus pradėtų taip daryti, analizuoti, žiūrėti ir pamatytų tą savo tikrąją istoriją, ar ne? Nes labai paprasta yra, kai, tarkim, reikia sunku labai parašyti savo istoriją, bet kai iš tavęs paima interviu ir parašo straipsnį, galvoju, tai taip ir yra, ar ne? Ir tada iš šono paskaitai ir galvoju, čia tikrai mano? Geras, bet tai čia viskas, taip, taigi tos klausimus aš taip ir atsakiau, ar ne? Tai gal yra dar kažkokie metodai, kad mes galėtumėm taip sąmoningai vis tą savo istoriją nušluostyti dulkes ir pamatyti, paskaityti ją. Metodai keli, kurie iš karto, kuriais noriu dalintis. Tai pirmas metodas, tai yra tiesiog atsistokit prieš veidrodį ir pažiūrėkit save. Be to teisimo, be kažkokio tai vertinimo filtro, bet tiesiog pažiūrėkite save, kur ta moteris, kas ta moteris, kaip aš šiandien jaučiuosi, kur aš esu. Iš esmės, istorijų įgalinime labai svarbu yra pajausti, kad aš iš vis esu.
apie ką ir sakiau, ar ne, kad nepragyventum. O kitas toks labai paprastas pratimas, man užtruko jisai, kokią sakyčiau, kai gavau tą pratimą pati padaryti vienose mokymuose, kuriuose ir tu esi buvus, tarp kitko, ir tu turbūt tą patį pratimą darai, kai reikėjo parašyti 6 sakinius, kas aš. Prisistatymą. Tai man užtruko lygiai kokius 2,5 mėnesio parašyti, nes aš rašiau, braukiau, turėjau dvi terapinės sesijas apie tai, nes parašyti tos 6 sakinius, o dar geriau sutilpti į 4, yra sudėtinga. Nes kai tu savo turi atsakyti klausimą, tai visgi kas aš? Atrodo, mes visi gyvenam savo gyvenimus ir žinom, kas aš, ar ne, bet nubraukim tą, kad aš Inga Sinkevičienė, nubraukim ten tas visas regalijas ir va tada kas lieka, kas aš, ar ne. Ir priimant dar tai domėn, kad mes nuolat keičiamės ir nuolat mūsų tas, kas aš kinta, tai labai įdomus pratimas ir labai kviešiu kiekvieną mūsų klausytoją ir žiūrėtoją pabandyti jį padaryti. tą pratimą mes iš dalies visą laiką padarome su savo klientais, kai tvarkome jų socialinę erdvę ir tenai reikia parašyti tos 4 sakinius ar ten 3 apie kas aš ir susidėti į bio Instagrame. Tačiau netgi, kur neturite socialinių tinklų, aš labai kviečiu padaryti tą patį pratimą savo ant popieriaus, pasirašyti kas aš, tą savo pirminę istoriją, nuo kurios galbūt atsiras noras tęsti toliau. Mhm. Ir va dabar turbūt labai man peršos mintis, turbūt norisi kalbėti apie tą tikrumą, ar ne? Nes šiandien dienai, kas aš esu, va tas toks sukurtas regalijų kupinas bio aprašymas, na, jis jau egzistuoja. Ir praktiškai didžioji dalis, kas veda socialinės medijas, turime išsigryninę to savo 150 raidžių, simbolių. Taip. Bet va tas, o iš tikrųjų, ar ne, ir galbūt va tas man platesnis matymas ne tik tais, ką aš darau ir ką aš veikiu, bet kaip aš tai darau, ar ne, va tas, kas aš esu vertybinė prasme ir to tikrumo tema, ne veltui dabar taip sklando, nes tikrai patys matom ir savo aplinkoje žmonės, kurie veda socialinius tinklus ir tu matai tą fasadinį reprezentatyvų, kuris labai gražiai kartais parduoda ir jis yra fantastiškai kai kurių sukurtas, kur patiems geras, smagu skaityti, bet tu žinai ir tą tikresnį gyvenimą ir pas kai kuriuos jis yra artimas, pas kai kuriuos jis yra su labai didelė takoskyra, kur kartais tiesiog net krūpteli ir suglumsti, ar taip gali būti toks skirtumas, ar ne? Tai va turbūt apie tą tikrumą, nes tu tai matai irgi labai daug to, ir jo labiau, kad pati komunikuodama ir savo kanaluose, turi šitą temą. Aš manau, kad, žinai, čia tokios yra 2 medalio pusės. Iš vienos pusės aš niekada, kaip niekada, stengiuosi nesmerkti tų žmonių, kurie turi tą sukurtą vienokį įvaizdį, kuris nebūtinai labai arti yra to kasdienybės įvaizdžio. Tačiau, kai pagalvoji, žinai, mes iš tiesų turim labai daug tų pusių. Ir gal visai fainai susikurta tokį savo serialą, kuriame nebūtinai ten yra tiesa visiška. Tai aš taip visą laiką pasijuokiu iš to, nes tai daryti yra labai sudėtinga. Nu čia, žinai, taip pat kaip meluoti savo arba ten turėti meilužį, labai sudėtinga, nes turi labai daug prisiminti dalykų, ar ne? Tai lygiai taip pat ir jiems yra sudėtinga gyventi tą tokį dviejopą gyvenimą, kur vienas vyksta serialas Instagramas, kitas vyksta realiam gyvenime, ar ne, žmogus. Bet iš tiesų, man atrodo, kad didžiausias komfortas yra būti tikram, bet iki to reikia daryti. Iki to reikia ateiti, nes tau pačiam yra labai baisu būti tikram. Tau pačiam yra labai baisu ir tikram, tai vėlgi nesusimaišykim čia tarp to, kad kai filmuoji save lovai susivėlus ką tik atsibudus ryte, tai čia netikram. Čia ne apie tokį tikrumą mes kalbam. Mes kalbam apie tą, kai tu tiesiog, kai tavo auditorija, vat jie tiki tavim, nes jie jaučia, kad ten yra tikra, ne? Kad tai yra, ne serialas. Ir tas, kaip bebūtų, visi socialiniai tinklai yra lygiai tokia pat energija ir erdvė, kuri yra jaučiama. Ir aš visą laiką sakau savo klientam ir žmonėms, su kuriais dirbam, kad
jeigu tu iš tikro būsi ten, su savo tikrom istorijom, su savo tikra misija, vizija, su savo tikrais įrankiais, kuriais tu ateini, vat aš sakau, aš čia. Ar ne? Tai visų pirma, tau pačiam bus labai lengva kurti ir kitas dalykas, kad tada vat, tam telefono, kitam telefono gale, tie, kas žiūri, jiems bus skanu žiūrėti ir jie tikrai tai tikės. Tai, bet iki to reikia daryti. Tai ta prasme, tas tikrumas yra labai didžiulė prabanga, kurią galim turėti kiekvienas, jeigu iš tiesų su savim padirbi ir leidi savo būti tikru. Taip, bet man to tikrumo tema, kadangi tikrai ją matau kaip tendenciją šiandien dienai, ypatingai socialiniai erdvėjai, matau, kad kartais, jis yra toks irgi režisuojamas. Ar ne, kad aš esu labai tikra, aš pasakau kiekvieną savo problemą, ar ne, arba kiekvieną kažkokį susinervinimą parduotuvėje, prekybos centre pademonstruoju, kaip čia taip galėjo įvykti, arba net būna tai, kad, man tikrai kažkoksai probleminis klausimas ir emocija, ašaros ir jungiu kamerą, kad matykite tas ašaras. Ir ale tai yra apie tikrumą. Bet, nežinau, mano pasaulėvaizdyje, man kai yra blogai, mano tikrumas yra, kad man yra blogai, o ne pasauliui yra blogai. Taip. Tai tada kaip tik atsiriboji ir tada, tu su savimi ir esi su ta savo būsena ir net minčių nėra jungti kamerą. Bent jau mano pozicija, ar ne? Gal aš tiesiog dar neturėjau tokių situacijų, kad norėtųsi verkinti jungti. Tai vat man toks ir kyla pačiai viduj klausimas. Tai kas čia? Čia surežisuotas tas tikrumas, čia žaidimas, o gal tai yra kitiem norma, gal tai yra iš tikrųjų jų tikrumas ir yra, nes tu daug dirbi su būtent šitais dalykais ir tikiu, galbūt tai yra tame kažkur ir tikrai to tikrumo. Tai va. Tokiais, aš visą laiką mes padarom tokį pratimą su savo mokiniais, kai išsirašome, kas man yra socialiniai erdvėje yra komfortabilu ir kas bus, kokia aš būsiu, kas man yra okei ir kas man yra ne okei. Ir kai išsirašome tą sąrašą, kad, vieniem, pavyzdžiui, yra okei, ar ne, verkti prieš kamerą, pasakoti ten kažkokias labai super asmeninės istorijas ir visi kiti dalykai, ir jiem tai yra okei. Daugumai, aišku, rašo, kad ir savo pasako, kad ne. Kodėl tą pratimą mes darom? Todėl, kad kai savo išsirašai, kas yra mano ta žalioji pusė, žalioji zona, kur man yra okei ir kur man yra ne, kur aš taip nedarysiu, ką aš išsakiau, ar ne, kad nebūtinai tas tikrumas yra tada, kai aš susivėlusi, filmuojuosi ryte atsikėlusi ką tik lovoj. Tai irgi tikrumas, bet gal tikrumas yra tada, kai aš kažkokį tai dedu turinį, kuriame iš tikrųjų žmogus gali kažko pasisemti ir gal ten ras kažkokią tai naudą. Tai vėlgi, kas kam tas tikrumas yra. Tai kai išsirašom tuos dalykus ir labai aiškiai susidėliojam, mūsų pasąmonė tada galiausiai supranta, kad viešoji erdvėj man yra saugu. Taip. Nes tada jisai supranta, kad rodysiu aš va tiek. Ar ne? Ir tada va toje erdvėje man yra saugu. Ir kaip mūsų pasąmonė supranta, mes tada pradedame eiti į tą santykį su ta viešąja erdve ir tenai būti. Tai aš sakyčiau, kad kiekvieno istorija yra absoliučiai skirtinga ir vienam tai yra okei, kitam ne okei. Vieniem tai yra įdomu žiūrėti, kiti kelia šypsnį ir mes turbūt perjungiam kanalą, ar ne. Tai pasaulis margas, ten yra visko. Aš labai linkiu ir kviečiu, kad tai nebūtų tas poza ir serialas. Jeigu jau darot pozą ir serialą, kad tai atsipirktų. Turose gali būti ir taip, ar ne? Bet tegul tai iš tiesų būna daroma ne iš kažkokios tai baimės, o iš strategijos. Labai gerai įžvalga. Iš ties labai norisi dar uždėti tos pagrindinius turbūt akcentus apie tai, kaip mes tose savo netobulumuose galime pamatyti tą grožį. Ir kaip tą savo tokį raumenį mums užsiauginti
Ir tą grožį taip publikuoti tame savo netobulume, nes kaip ir prieš tai kalbėjom, kad nereikia galbūt to 100%. Taip. Ir kad kartais užtenka 70 ar net 50, ar ne, kad tikrai tai būtų ta kokybė, kuri nėra šlamštas, kur tikrai būtų adekvačiai, normaliai iškomunikuota, parodyta, ar ne. Ir kaip čia mums pasitreniruoti, kad tas grožis tose netobulumuose būtų matytųsi. Labai gerą pastebėjimą, Vilija, įžvelgiai tą, kad dažniausiai kūrybiškumas yra ribojamas perfekcionizmu. Ir po to, kad, kol nėra 100% nededu, arba kol nenufilmavau savęs tobulai, irgi neįdėsiu, kol nesumontuosiu taip, kad jau būtų Hitchcocko scenarijaus vertas kažkoks tai reelsas, irgi nedėsiu. Tai čia dažniausiai slepiasi tiesiog mūsų tie tokie atsikalbinėjimai, kodėl nedaryti. Ir aš labai linkiu, kaip tu ir sakai, nereikia 100, užtenka 70%, kad būtų tobula. Tai tiesiog leiskit savo žaisti. Ir apie tą netobulumą, mano pratimas, kurį aš labai kviečiu visus daryti ir ką aš visą laiką reklamuodama socialinių tinklų kūrimą visada sakau, nustokit tikėti viskuo, ką jūs mokė prieš tai apie socialinių tinklų kūrybą ir pradėkite galvoti apie tiesiog kūrimą lyg tavo žaidimų aikštelėje. Leiskit savo žaisti. Ir kas bus, jeigu padarysit prašiau? Kas atsitiks? Nieko. Bet tau visų pirma turi būti smagu. Tai aš labai kviečiu tą netobulumą išnaudoti smagumui. Nes jeigu jums bus smagu, jeigu jums bus patiem įdomu, jeigu jums bus lengva, aš visą laiką sakau, kad kurti turi būti lengva, tai pasitelkiant tam tikrus įrankius iš išorės, tokius kaip gerai nufotografuotas jūsų turinys, padarytas video, tos dalykus gali padaryti bet kas, ne bet kas, o tie, kas iš tiesų tai moka daryti, o jūs atsiduokit tai kūrybai, kurioje jums yra smagu. Leiskit savo, mes labai pamirštam būti tuo vaiku. Ar vaikui yra svarbu, kad būtų tobula? Ne, svarbu, kad būtų linksma. Smagu, kad būtų linksma, kad būtų įdomu, kad būtų kažkas naujo. Tai kai mes nusimetam tą visą šleifą tų mokslų, kuriuos mokėmės apie komunikaciją, apie fotografiją, apie bet ką, ar ne, kai žinom tos dalykus, bet jo šiek tiek patraukiam į šalį ir pasiliekame tą smalsumo ir smagumo momentą ir jame žaisti savom taisyklėm yra be galo gera. Ir tada, kai tu atsipalaiduoji, nes tau nebereikia būti tobulai, tu nebesi tam perfekcionizmo kažkokiam tai užburtam rate, nes ten jo nėra, ten yra tik tai tavo baimės ir kai tu tą supranti ir jas patrauki šiek tiek, kad aš jūs gerbiu, visas savo baimės ir visus savo kriticizmus, aš viską gerbiu, bet užsidedu ausinės tam, kad tuo metu jų negirdėčiau ir leidžiu savo žaisti. Iš tikėjimo, kad tai, ką darau, turi vertę ir naudą kažkam ir kažkokią tai prasme ir ten atsitinka stebuklai. Aš jums pažadu, kad jie atsitiks iš tiesų ir ten jau tas mūsų maksimalizmas tegul konvertuoja su tuo tokiu atsipalaidavusiu džiaugsmu tiesiog būti, atsipalaidavusiu džiaugsmu matyti tas istorijas, būti dėkingam, kad jos išvis vyksta. Iš to dėkingumo jausmo gali gautis labai gražūs stebuklai. Iš tikrųjų, aš galiu paliudyti dėl to, kad kaip gimė šitie podcastai. O viena iš mūsų komandos narių gimtadienio proga man palinkėjo daryti projektus, kurie mane džiugintų. Ir tada aš savo uždaviau labai tokį klausimą, o kas tai yra? Ir galvoju, aš tai taip senai svajojau paleisti podcastus. Nes turiu tiek fantastiškų moterų savo rate, kad norisi jas parodyti kitom moterim, kurios tikrai galėtų gauti savo srityje kažkokių žinių, įkvėpimo, galbūt pažintį, galbūt kontaktą, galbūt dar kažkokius dalykus. Ir būtent tai darau ir, pavyzdžiui, man dabar filmuoti, ruoštis, visą tai daryti, tai yra toks kaip daryti savo šventę. Ne tai, kad dabar čia turiu darbas, padarysim, dabar čia reikia kažką sugeneruoti ir viską darau per pajautą, net ne per kažkokią strategiją, bet per tai, kur
nu tai nuo ko noriu pradėti, kas čia galėtų ir tas pačias grožio temas kalbėti ne apie tą išorinį, apie tas visai kitus sluoksnius, to grožio parodymą per visai kitus dalykus ir tame man kūrėsi šventė viduje toksai, wow, nes išties auginant įmonę yra labai daug tų rutinių darbų, streso ir visų kitų reikalų ir galvoju, o tai kas mano tos malkos mano laužui. Tai čia yra tikrai labai labai didelė jėga ir aš net klausydama pati gavau kvėpimą ir galvoju, man reikia savo užduoti kiekvieną dieną klausimą, kas yra tas mano smagumas, kurį aš parodysiu socialinėje erdvėje savo kanaluose. Ir o kas tai bus, kad aš džiaugiuosi tuo gyvenimu ir žaidžiu jį ir apie tai kalbu. Nes natūraliai ten yra ir mano vertybės, kas iš ties ir labai aiškiai atsispindės. O dabar iš tiesų pabaigai. Aš labai noriu tave, mieloji, pakviesti žvilgtelti į grožio logikos, odos priežiūros išminties dėžutę. Ir kasgi čia slepiasi? Skamba viliojančiai. Iš ties, nes norisi ir apie tą patį mūsų išorinį grožį kalbėti per išmintį. Ne tai, kad imkime daug, ne tai, kad imkime 1+1+4+8, o kad imkime tai, kas turėtų labai aiškų matymą, o ko reikia tai mano odai. Ir kas yra tie dalykai, kurie ją patobulintų, pagerintų, suteiktų to švytėjimo, kad ir tos švytinčios akys ir odos švytėjimas kartu suskambėtų. Tai aš šiandieną tau paruošiau mūsų režisomo visą liniją ir šitoji mūsų režisomė linija, jinai yra su egzosomomis, kurios šiandieninė technologija užkariavusi rinką ir sudėliau dienos ir vakaro rutinui pagrindinius etapus. Bet juos ir pasakyk, nes man atrodo, tai yra labai svarbu tie etapai, ką daryti ir kada. Taip, tai dabar pradėsime nuo to, kad mums pirmą reikia nuplauti, nuvalyti veidą, tai žinau, kad šitą etapą jau turi, o po to prasideda jau odos puoselėjimas. Labai dažnai mes praleidžiame toniką, tačiau tonikas, kuris yra dabar kaip dulksna, atrodo, jis duoda tokį tiesiog atgaivinimą dūmelį, bet jis labai gerai pagerina mūsų pH, subalansuoja visą mūsų mikroflorą ir jau tada prasideda odos sotinimas. Tai išties mes negalime apsieiti be serumo. Tai su serumu mes padarysim pagrindinį darbą, tai yra prisotinsim tos giluminės drėgmės, regeneracijos ir kitų dalykų. Po to užfiksuosime kremu, kuris duos mums apsaugą. Ir būtina nepamiršti mūsų paakių zonos, kur kiekviena moteris, nepriklausomai nuo amžiaus, nuo to etapo, kai pradėjo dažyti blakstienas, privalo turėti ir paakių kremą. Ir žinoma, niekada nepamiršti mūsų lūpų. Tai mes turime net ir lūpų egzosomų balzamą, kuris pripsodrina, pridrėkina, putlina lūpas. Ir nepamiršti ne tik, kad kasdieną prižiūrėti, bet ir padaryti grožio ritualų, tai yra mūsų kaukės, kurios skirtos ir veidui, ir kaklui. Žodžiu, šis rinkinys yra viskas, kas geriausia su egzosomomis, tam, kad tas mūsų veidą švytėtų ir aš žinau, kad tu kai ką esi jau net išbandęs. Aš šypsausi kaip katinas, žiūrėdamas lašinius, nes aš viską žinau, kad čia yra tobula ir tu žinai, kas man labiausiai patinka. Tai šitas, kaip aš tau kažkada sakiau, kad tam, kad aš antrą kartą naudočiau tą patį produktą, reikia labai pasistengti. Tai čia yra tas prisiekiu, nemeluoju ir esu visiškai tikra ir atvira šiandien šią akimirką, sakydama, kad šiandien pabaigiau dulksną ir išpurškiau paskutinius lašus ir galvoju, važiuosiu į Kauną. tai labai labai tau ačiū, nes iš tiesų čia su tom dovanom turbūt didžiausia jų magija yra tada, kai tu gauni dalykus, kuriuos tu labai mėgsti, ar ne? Tai ši dėžutė mane tikrai labai džiugina ir visiškai nereklamuoju, bet rekomenduoju, nes tai yra daiktai, kurie iš tiesų aš mėgstu, kad viskas įvyktų greitai, be jokių ten didelių pastangų ir jie daro tai, ką jie turi daryti. Tai va, nes ir aš lygiai taip pat visą šitą išmintį kuriu per tai, kuo tikiu, ką pažįstu ir už ką tikrai galiu garantuoti. Tai labai labai tau ačiū už šitą šiltą pokalbį, už tą atvirumą, nuoširdumą, už tą pasidalinimą kitais tais rakursais.
kas išties, manau, kad sukurs mūsų klausytojom naujo įkvėpimo, galbūt naujo matymo. Ir čia buvo pasidalinta visai tokių gerų, nemažai praktinių pavyzdžių ir apie tą patį dėkingumą 30 dienų socialinėje erdvėje. Aš pasilikau savo mintyje. Ir tikrai viena iš labai gražių praktikų, kuri stiprina mus ne tik tais mūsų socialinių medijų ar ne kontentą, bet ir mūsų vidų. Mūsų tos prasmingosius dalykus, apie ką ir labiausiai turbūt norisi kalbėti, nes jau tie plasmasiniai gražūs paveiksliukai, nebeveikia, ar ne? Veikia tai, kas kuria tikrumą, emociją, nuoširdumą. Tai ačiū tau labai labai. Ačiū tau, Vilija, buvo labai gera ir ačiū visiems, kas buvote šalia mūsų ir su mumis. Ir labai kviečiu iš tikrųjų gyventi tuos gyvenimus, kuriuos norėtumėte pasakoti kitiems ir kuriuose patys matytume tą savo stebuklą, savo grožį ir tas istorijas, kurios iš tikrųjų įkvėptų kitą dieną gyventi dar smagiau, dar įdomiau, dar prasmingiau ir tikrai padarykite 30 dienų dėkingumo praktiką šiandien dienai, kai aplinkui mus tiek visokių audrų ir ateina pavasaris, tam puikus metas, tai labai labai kviečiu tiesiog pamatyti stebuklus, kurie vyksta šalia mūsų. Ačiū tau labai. Ačiū. Ačiū, jog buvote kartu. Jei grožio logikos išmintis tavo artima, spausk patiktuką, užsiprenumeruok YouTube kanalą, pasek mus socialiniuose tinkluose, tapk naujienlaiškių bendruomenės dalimi ir aplankyk grožio logikos elektroninius namus grožiologika.lt. Būdami kartu, galime keliauti pasitikti naują kokybę grožiui, sielai, kūnui.